Labas, Živilė. Labas, Viktorija. Labai norėčiau to padėkoti, kad sutikai sudalyvauti šiame podcast'e ir tame mano projekte, kuris vadinasi Sėkmė su Bora. Ačiū tau, kad pakvietei. Buvo gan netikėta. Esi labai įdomi asmenybė ir aš manau, kad daug kas norėtų išgirsti tavo sėkmės istoriją. Tu man esi labai charizmatiška, labai graži moteris, talentinga. Aš tave pažįstu jau labai daug metų ir tu pačiu kažkiek ir skandalinga. Kaip manai, ar šitie visi žodžiai tikrai tau tinka? Aš dėl to paskutinio dar kažkaip toks. Bet matyt, kad visi turim pereiti visus etapus. Ties visais išvardintais dalykais aš sutikčiau. Kad apskritai, kai esi matomas, tu privalai būti kažkoks kitoks ir išskirtinis, bet aš galbūt savęs nei kitokia, nei išskirtinė nelaikau, o charizmą, man atrodo, mes atsinešam kaip duotybę, tai tiesiog, su visko sutiksiu. Gerai. Kadangi mes esame iš grožio srities, man labai būtų įdomu sužinoti, kaip tu aplamai atėjai į nagų sritį ir kaip tu nutarėjai tapti nagų meistri. O Dieve, šitą dalyką tiek daug kartų pasakau, kad kartais atrodo, kad galima viską labai greit papasakoti ir per net vienu sakiniu. Tai visų pirma, man yra 32 metai, tai kai man buvo 15 metų, aš pradėjau dirbti šitoje srityje ir iki šiol joje dirbu. Nežinau, ar sėkmingai, ar nesėkmingai. Tiesiog man labai labai tai patiko, kaip vėliau išsiaiškinau, kodėl man tai patiko. Vien dėl to, kad aš paauglystėje, jaunystėje labai jaučiau stiprų nerimą. Ir man vienintelis toks atsipalaidavimo šaltinis buvo šitas sritis, nes jinai labai tokia techniška, jinai valanti mintis ir man atrodo, tai daug metų ir pradirbau joje, kad man tiesiog tai buvo tarsi toks atsipalaidavimo būdas. O kodėl nerimo jauti? Dėl vaikystėje patirtų traumų visų pirma, kaip ir sakiau, vėliau tik išsiaiškinau visus tos dalykus, kodėl man tai patiko ir kodėl aš taip mėgau šitą darbą. Ir plus, man labai patinka žmonės. Tai kadangi patinka žmonės, o šitas rytis neatsiejama to dalis yra bendravimas, tai jo, tie du dalykai mane ilgiausiai ir išlaikė būtent šitoj srityje. Koks tavo arkliukas yra būtent nagų srityje? Gal kokiame arkliukė tapai tokį, įgyjai populiarumą? Kalbėjime? Nejokauju. Ne. Man labiausiai patiko priauginti nagai. Galbūt galėčiau sakyti, kad tai yra mano stiprioji pusė šitoj srity ir modeliuoto šypsenas, kai atsirado. Nes nuo modeliuoto, man atrodo, taip startavai. Labai stipriai. Ir iki šių dienų negelinis lakavimas mane labiausiai veža, o tikrai tik priauginti nagai ir būtent French. Daugiau niekas. O paskui kaip užkariavo viršutinės formelės tave? Gal dėl to, kad visi sakė, jog ką čia darai? Ir man tas buvo, gerai, aš jums parodysiu, ką aš darau. Tai jo, viršutinės formelės vėliau tik atsirado. Bet iš pradžių ir po to galvojau, kaip čia viską sujungti. Tai manau, kad puikiai tie du dalykai apsijungia ir šiai dienai turim, ką turim Lietuvoje. Koks karjeros etapas buvo pas tave pats reikšmingiausias? Kada atėjo tas pats didžiausias populiarumas? Gal tokia, į tave labai atkreipė dėmesį rinką. Vat kada tai įvyko? Prieš kiek metų? Prieš daugiau nei 6, kai startavau su savo studija Klaipėdoj ir man atrodo, aš tada išgyvenau savo tą didžiausią bangą. Vieni žmonės tiesiog kartais nepasinaudoja tuo, užkilę kažkur. Aš manau, kad išnaudojau pilnai šitą laiką ir pasiėmiau, ką galėjau maksimumą. Ir aš tikrai nekalbu apie finansinę pusę to, o aš kalbu apie tai, kaip apie asmenybės augimą. Man čia daugiausia pareikalavo tokių didelių reikšmingų šuolių. Tai, kas aš esu. Tai va tokia banga buvo mano tikrai prieš 6 metus. Ar man tai patiko? O taip. Tik tais tiek, kad vėliau ilgainiui supratau, kad tai nėra svarbiausias dalykas. Ir aišku, mokymuose
ne tik apie nagus kalbėdavau, o ir apie tai, kaip turim mes augti kaip asmenybės, nes pati to norėjau, pati tą dariau ir bandžiau įkvėpti moteris, kad taip pat savęs ieškotų. Nes neužtenka tai gerai daryti nagus. Reikia kur kas daugiau. Pati žinai. Taip. Saloną kiek metų valdai? Kadangi pardaviau šiais metais, būtų buvę 6 metai, dabar 7 būtoje, tai pardaviau saloną balandžio mėnesį ir užsibaigė mano toks kaip ir vienas etapas gyvenime. Gerai, jeigu taip tiesiai šviesi, kodėl jį uždarai? Aš neuždariau, aš jį pardaviau dėl to, kad visų pirma, aš turiu dar perdegimą, kuris yra nepasibaigęs. Ir manau, dar daugybę metų reikės, kol atstatysiu savo resursus, psichologinius, emocinius ir visus kitus. Tai tiesiog nebespėjau. Ir kadangi pasitaikė labai nuostabų žmonės, kurie paėmė ir net mano vardo nuo lango nenulipdė, kas yra labai faina. Ir nežinau, toks buvo šiek tiek, ar man buvo gaila, aš gal labai greit sugebu atsisveikinti su tam tikrais dalykais, vien dėl to, kad galvoju, kad manęs kažkas daugiau laukia. Tai kadangi planuoju vis tiek nebaigti savo gyvenimo ties nagais, o kažkuo rimčiau užsiimti, tai man čia buvo toks geras paleidžiu ir dabar yra naujas etapas ir tame naujame etape augu ir save vėlgi užpildau kitais dalykais. Kas sunkiausia buvo salono valdyme? Mes turim pasidalinti, žinai, šitą informaciją. Kartais, žinai, mes gal nelabai to norim tos virtuvės išnešti, bet mes turim kitiems parodyti, kad tai nėra labai lengvas verslas ir kad yra daug povandeninių akmenų, kad, žmonės tikrai truputį pasižiūrėtų į tai kitaip. Aš galvojau, kad bus šitas klausimas ir visų pirma, aš pardaviau studiją labai geriems žmonėm ir man dabar reikia rinkti tikrai labai atsakingai žodžius, tai ką aš sakau. Bet visų pirma, ne visi gali tą daryti sėkmingai, nes labai reikia daug vidinių resursų tam. Ir tikrai turėti storą odą, labai storą odą, kad išgyventi tam tikrus momentus. Nes vienu metu aš net nemiegojau, aš supratau, kad aš nebemiegu, aš pamiegu po 4 valandas ir aš šolioju toliau ir gyvenu ne savo gyvenimą. Nes aš galvoju, kad jeigu atidarai tokį didelį saloną, taip kaip aš buvau padarius studiją, tikrai jinai buvo didelė ir dirbo labai daug žmonių, vienu metu dirbo 25 žmonės. 25 žmonės yra daug. Na taip. Ir kai tu jau supranti, kad tiesiog tu nebegyveni savo gyvenimo, gyveni tų žmonių gyvenimą, pasidaro labai sunku, nes tu negauni atgalinio ryšio. Čia tas yra minusas vienas. O aš, žinai, ir tu panašiai, man atrodo, su manim sutiksi, jog kai nori padaryti labai gerai ir kai kiti žmonės nepadaro galbūt taip gerai, kaip tu norėtum, neišpildo tavo kažkokių lūkesčių, o tu juos investuoji, tikrai, nes ta prasme, čia nėra taip, kad aš tiesiog atidarau nuomoju vietas arba kažkam ten už procentą paleidžiu dirbti. Nebuvo taip, aš įdėjau nemažai savęs tame, tiek mokymus vedžiau tiem žmonėm, kurie dirbo. Štai tavo vardas buvo, to buvo svarbu turbūt lygį palaikyti. Ir tu net lyginti, negali sakyti, kad tu net lygintinai, nes vis tiek, kažkoks tai... Lygį palaikyti. Jo, bet aš kalbu apie tai, kad net lygintinai tu tą darai lyg ir, šiaip yra abi pusės medalio, kad tu kitus dalykus skaičiuoji. Bet kai tu samdai specialistus ir bandai komandos lygį pakelti į tokį, kur galbūt Lietuvoje nebuvo tokių vietų, nes aš tokio dydžio studiją mažai buvo tuo metu. Ir kadangi aš labai daug po pasaulį važinėjau, aš kitokį konceptą atsinešiau. Ir man tas korporacinis valdymas buvo labai įdomus ir aš galvoju, ar galima pritaikyti būtent tą tiek coachingą su komanda, tiek visus dalykus pritaikyti. Man buvo įdomu, ar įmanoma. Įmanoma, bet tik tada, kai žmonėm mokė atlyginimą. Tik tuo atveju. Taip. O
ten už procentą, ką susirenka žmonės ir iškeliauja dirbti kas savo. O kai tu nuomoji vietas, ateina tau ir sako, ko tu iš manęs nori? Taigi aš ateinu į darbą, sumoku tau nuomą ir aš keliauju po darbo dienos namo, kokią man čia dar eiti, ką čia man dar mokytis, kokią veido analizę, ką man to reikia, arba ką man čia reikia žinot, kaip kalbėti su klientu. Aš taigi gerai, labo dieną pasakau ir viskas ir užtenka. Tai aš to neįsivertinau ir visų pirma galbūt Vilniuje šiek tiek kitaip nei Klaipėdoje, nes vis tiek kuo mažesnis miestas, mažiau gyvenančių žmonių, šiek tiek viskas vyksta kitaip. Kuo didesnis miestas, aš įsivaizduoju, jeigu būčiau tokią vietą atidarius Londone ar dar kažkur, galbūt būtų buvę visai kitaip. Bet kiek, ar Vilnius, ar Klaipėda yra ta pati situacija. Man atrodo, jeigu tai būtų Londonas, kur yra daug imigrantų privažiavę, kur yra daug žmonių, kuriems reikalingas darbas, būtų kitaip. Nors kiek kalbu su savo kolegiam, kurie ir tam pačiam Londone turi saloną, ir, kaip sakoma, ir kitose šalyse, ir miestuose, visi realiai turi tą pačią problemą. Jinai, vienu žodžiu, aš taip suprantu, kad rinka transformuosi, žinai ką, jeigu tu nori turėti savo erdvę, kad tau nieks nebūtų virš galvos, tai dabar salonai nebus tokio dydžio, kai buvo pas tave arba pas mane, žmonės pirks patalpas 20 kvadratinių metrų, susikurs savo erdvę, atidarys, uždarys, jie norės atskiro kabineto, bet nenorės salonė būti, kad vėlgi kažkokia ten vadovė jiems nekapsėtų su savo veiduotį arba ten dar kam nors. Pati pagalvok. Ir realiai į tai, aš manau, viskas eina prie to, kad mini versijos paprasčiausiai taps tų salonų. Kaip ir buvo kažkada prieš 15-10 metų, ar net atsidarau savo kažkokį tai mažą tašką ir jame dirbu. Dar pasikviečiu kokią kolegę ar draugę ir sakau, sėsk, nagus darysim dabar. Jo, mano konceptas buvo visai kitoks ir aš iš tikrųjų pabandžiau. Man svarbiausia buvo pabandyti. Ir tai, kokią komandą aš dabar palikau dirbti, tai su tokia komanda, žinok, norėtų dirbti visi. Ta prasme, nes tai atėjo žmonės, kurie iš tikrųjų norėjo būti ir jie liko, nepaisant to, kad manęs ten neliko. Nes tų žmonių niekas nevertė. Aš nieko nebesakiau. Nes paskutiniai 2 metai buvo tokie, galvoju, jums reikia, ateis pas manęs paklausit. Ir jautėsi, sakau, pokyčiai tikrai vien dėl to, kad stipriai aš pakeičiau savo mąstymą. Bet tai nebėra verslas. Tiesiog tokį komandinį darbą dirbam, smagioj atmosferoj, švariai, gražiai. Prilaikom kažkokį tai standartą ir baigėsi darbo diena, mes iškeliaujam namo ir gyvenam savo gyvenimus. Arba ten, nežinau, tiesiog. Bet aš matau, kad aš palikau tokią mažą, nedidelę bendruomenę suformuotą ir man galbūt dėl to buvo skaudu palikti. Ne, aš negaliu sakyti, kad skaudu, nes vieną dieną skaudu, kitą dieną galvoju, gerai, viskas čia gerai. Tai jo, nes tikrai faini žmonės liko dirbti ten ir aš labai džiaugiuosi, kad jie niekur nepabėgo ir neišsilakstė. Ir aš žinau, kad pati juos apmokiau, vis dėlto dariau tą ir toliau. Nes, man negaila. Tiesiog. Bet saloną atidarinėjai dar su savo buvusiu ex. Kaip jums pavyko paskui tą dalyką kažkaip padalinti, uždaryti? Finansiniu keliu. Finansiniu. Nes ne tik saloną mes turėjom. Prekės ženklas. Prekės ženklas. Ilgas etapas buvo, vis pirma, nieks neišsiskiria, žinai, aš neatsibudau ryte ir vakare nepasakiau, kad viskas aš skiriuosi. Taip nebuvo ir vis pirma, aš ten nejau ir neverkiu į kamerą, kaip man yra blogai, ar nevariau ir nepyliau purvo, tai tiesiog po ilgų svarstymų mums nepavyko. Ir mes nusprendėm pasukti savo keliais. O viską, ką darėm, tai, kiekvienas mato savo indėlį, manau, aš už tai susimokėjau ir viskas. Ir super. Tiesiog, nieko tiesiog nenoriu daugiau sakyti, nes dar teismo procesai nepasibaigė. Gerai patyrė. Bet džiaugiuosi matydavę tame dabar tokią, tu spinduliuoji, tu matosi, kad esi dabar laiminga, o mums moteriams, tai yra labai svarbu. Kai matai ta prasme, aš kai išsiskyriau, aš nežinau, kiek aš sulaukiu tada laiškų
Ir kiek žmonių priėmė savo gyvenime labai rimtą sprendimą pasukti irgi skirtingais keliais su žmonėmis, su kuriais gyveno, tai aš tau nemeluosiu. Tada buvo tas mėnesis kažkoks nonsensas. Šitiek daug peržiūrų ir visiems buvo wow. Nes aš tikrai... Tai yra įdomu žmonėms. Aš labai greit išėjau į naujus santykius ir labai džiaugiuosi. Jo, čia buvo taip. Nes nieks apie tai nežinojo ir aš tiesiog vieną dieną įdėjau istoriją iš lėktuvų, kaip aš kažkur varu ir ten buvo visiems, ką jį daro? Nu, žinai, kaip būna artimi draugai. Ką jį daro, čia verslą turi kartu, čia vaiką, kaip jinai taip pasielgia. Net labai artimos draugės, kur aš galvojau tikrai, kad žmonės, palaikys, nes matys, kad laimingesnė esi ir gal patys nuspręs būti gyvenime laimingesnė. Bet labai per metus laiko apsivalė mano draugų tarpas. Ratas tai stipriai susiaurėjo. Ir irgi labai džiaugiuosi. Labai. Man atrodo, žinai, kad su amžium, su metais iš tos didelės grupelės žmonių lieka vis mažiau. Ir, pavyzdžiui, aš dabar antiek daug kartų turėjusi nusivylimų dėl artimų žmonių, kaip man vyras pasakė, taip, tikėti nieko negalima, tu jau manim patikėk. Ir aš tokia, realiai. Ir vat yra tik tai mano pusbrolis ir jo žmona, čia kurie žmonės nuo pat pradžios verslo įkūrimo iki dabar mes einam kartu ir jie visada šalia ir aš jais galiu pasitikėti. Visi kiti vis tiek kažkur išlenda kažkokie bairiai ir aš esu antiek atsiribojusi dabar ir pasakiau, geriau turėk 2 ir to pilnai tau užteks. Per akis, žinok, net su 5 kartais nespėjai rato praeiti. Tai dabar dažniausiai su kažkuo susitik, tai visus į vieną krūvą pabūnam, gerai pabūnam ir tada skirstomės. Jo, nes šiaip mano dabartinis vyras labai stipriai prisidėjo prie plėtros Lamany ir man atrodo, jis labiausiai manim patikėjo, nes kol skyriausi, šiaip man buvo blogai praeitais metais pavasarį, iš tikrųjų, man dar ten tas perdegimas buvo ant bangos ir aš ten padarau kažkokį naują projektą, sugalvoju ar ne, pradedu jį daryti ir jo neužbaigiu, nes tiesiog nėra jėgų atsibusti ryte, atsikelt iš lovos, nes tu jauties blogai ne tik psichologiškai, emociškai, bet dar ir fiziškai, nes viskas atima iš tavęs energiją, net mažiausias padarytas darbas per dieną atima energiją. Ir mano naujas vyras sako, viskas čia bus gerai, o mane pasivijo šitas ir aš turėjau labai didelę duobę lapkričio mėnesį, kai mes dar ten paskelbėm bele kokią akciją ir viską iššlavė iš sandėlio žmonės ir aš taip sėdžiu ir Dieve, ką man daryti, man reikia ten, buvusiam vyrui dar kažką sumokėti. Ir aš taip sėdžiu ir galvoju, iš kur gauti pinigų? Ir taip sėdžiu, dieną naktį sėdžiu ir galvoju, ką daryti. Ir mano dabartinis vyras man ateina ir sako, tu nesiparink. Aš tavim tikiu, matau, kad šitas reikalas yra geras, imk tiek, kiek reikia ir net nesuk savo galvos, viskas čia tau pavyks. Ir žinok, dabar viskas taip stabilizavosi ir aš taip džiaugiuosi, aš tiek klaidų šitam versle padariau, jeigu būtų koks nors vadovėlis buvęs parašytas, kaip tą reikia padaryti teisingai. Nežinau, būčiau pirmoji, kuri nusipirkus egzempliorių ir perskaičiusi į koks 5 kartus, kad nepadaryt klaidų tiek, kiek aš padariau, tai wow. Tiek apie studiją, tiek apie visus dalykus, bet kas nedaro, ar ne? Tai yra mūsų augimas, mes privalom daryti tas klaidas, tik ant savo klaidų mokomės, jo kartais išgirsta istorija gal mums duos kažkokį tokį, cinkelį ir mes pagalvosim, kad to reikia daryti. Aš taip pat padariau labai daug klaidų, aš labai daug ir pinigų praradau, ko tik tai nebuvo, bet kaip ir dabar, uždariau studiją, praradau labai daug pinigų. Aš įsivaizduoju. Man tik atidarimas kainavo iki 300 000, o dar per tuos 2 metus minimum kaip štuka išėjo dar nuostolis. Ir tokie uždariau ir galvoju, bus dar tų pinigų, yra sveikata, yra viskas ir bus gerai. Bet tas perdegimas, pasakyk man, prašau, jisai buvo dėl tų santykių ar dėl to, kad tu daug visko darai ir nepavykdavo, negaudavai to rezultato, pavargai, per daug dirbai? Aš labai vieną gerą knygą skaičiau. Ir joje buvo parašyta, kad mes, jeigu esam didesni profesionalai, tuo mes savo didesnius lūkesčius išsikeliam. Ir
žinai, kaip būna, kai tu pasieki vieną dalyką ir pasieki labai greitai, nes tu labai daug savęs įdedi, tu nori vis daugiau ir daugiau ir daugiau. Apetitas kyla bevalgant, tai šituo atveju aš buvau visiškai neišimtis ir aš tiesiog dariau per daug ir nesugebėjau pasidžiaugti tais momentais, kai reikėjo staptelt, pasidžiaugti tam tikrą laiką ir tik tada atgavus jėgas važiuoti toliau. O aš padarau, kitą, dar, čia man viskas išeina. Jo, ir vieną dieną atsibundi ryte ir galvoju, kad nebeturi prasmės šitam dalykė, nes viskas turi savo lubas ir aš tiesiog pradėjau remtis vieną dieną į tas lubas ir viskas, aš nebejaučiu malonumo tai, ką darau. Ir jo, tai man... Ką tu rekomenduotum tiems, kurie, nes dabar labai daug kas išgyvena perdegimą. Turiu ir aš atsakymą. jį išgyvenu, tai koks tavo būtų toks patarimas gal? Aš vadovaujuosi dabar labai paprastu standartiniu metodu, kurį išgirdau iš vieno labai labai gero ir žymaus specialisto Lietuvoje. Mes turim gyventi dalindami dienoje valandas. Kadangi turim 24 valandas, aš ir per savo mokymus visą laiką skydavau panom, nes šiaip aš jau nebevedu grupinių mokymų, nes tai dalis buvo mano perdegimo, nes lagaminai, skrydis ten, važiuoti ten, aš labai daug laiko praleidau, aš nepamačiau, kaip mano vaikas užaugo, žiūriu, o Dieve, jau jam 6 metai, ta prasme, aš nežinau, aš mačiau, kaip mano vaikas per kamerą pradėjo vaikščioti. Tai čia, ta prasme, nes man buvo tokia ta banga vadinamoja, ar ne, kur aš ten sakau, aš neišsikraudavau lagamino ir pradėjau gyventi labai paprastai. Visų pirma, turi atsirasti rutina ir tas 24 valandas padalini į 3 lygias dalis, po 8 gaunas. Tai būtinai 8 valandos miegui, 8 valandos non-stopų darbui ir 8 valandos gyvenimui. Čia yra mano auksinė išgirsta frazė, patarimas ir aš jau laikausi nemažai laiko. Dabar gal dar mažiau šiek tiek sumažinau darbo valandų. Savaitgaliai normalūs turbūt atsirado. Ta prasme, aš savaitgaliais išsimiegu, aš vaikui blynų iškepu. Ta prasme, aš negalvojau, kad aš iš tikrųjų, kai pripratau prie tokio intensyvaus gyvenimo būdo, aš sėdžiu namie, žiūriu Netflixą ir aš jaučiu, kad aš jaučiuosi nenaudinga, kad aš negaliu sau leist pailsėti. Ta prasme, ir man reikėjo gal pusės metų, kad suprasčiau, kad aš galiu tiesiog turėti tą tokią tinginio dieną ir nieko neveikti tiesiog. Nejudinsiu nei piršto, aš dabar sėdžiu, įsijungiu teliką arba pasiemu į rankas knygą. Aš šiaip mėgstu labiau klausytis knygų, nes tie kartais tenka labai daug pakeliauti irgi. Tik dabar jau kelionės pasidarė pramoginio pobūdžio, o ne darbinės. Nors ir tokių kartais būna. Ir jo, aš tiesiog patingiu dabar. Ir tai man pridavė savotiškos vertės mano gyvenimą. Super, tai reiškia dalinam dieną į 8 valandas per 3 ir turi būti viskas subalansuota. Faktas, visų pirma, sportas, aš čia dabar aišku labai galbūt keistai nuskambės, nes aš šiaip nuo lapkričio mėnesio nesportau, tai dabar tik tais 2 mėnuo eis, kai aš vėl įsivažiuoju į savo rutiną, nes man reikėjo psichologiškai atsigauti po skyrybų. Ir dabar tik grįžtu, bet taip turi būti vis tiek tos rutinos dalis, privalomas judėjimas, nes tai vis tiek mums dopamino reikia vienareikšmiškai, reikia ir kitų gerų hormonų, kurie mums kažkaip mus priverčia judėti toliau. Ir faktas sveika mityba, atsisakyti alkoholio reikia ir visų kitų, kaip aš galvojau anksčiau, kad smagių dalykų, tai tūsai pamiršti man. Aš labai džiaugiuosi, kad mano vyras dabartinis yra visai kitoks žmogus, jis ramus yra. Jis man davė tos irgi ramybės ir saugumo gyvenime, tai aš labai labai džiaugiuosi. Atsakymas dar vienas toks. Reikia savo aplinką susidėlioti labai stipriai. Tai jeigu namuose yra neramu, tai automatiškai tu pasieksi kažką, bet tai bus trumpalaikis efektas. Nes pasieksi kitų motyvų vedinas, tai
Tikriausiai dėl to, kad nenoriu namuose būti, dėl to eini į darbą. Tai aš taip nenoriu, aš noriu paskirstyti savo laiką. Tai va tokias auksinės taisyklės, kuriomis verta vadovautis. Super. Įkūrei savo prekės ženklą Lamani. Ką reiškia žodis Lamani? Iš tikrųjų, pavadinimas yra su klaida. Nu, šiaip iš tikrųjų čia buvo mano feilas. Mano draugė Dubajuje, mano geriausia draugė Dubajuje, dirba korporacijose, kurios yra tikrai pasaulinio lygio. Ir mes vieną vakarą galvojom, koksgi čia tas pavadinimas turėtų būti. Ir mes ten per Instagramą susirašinėjom ir ten mes Lamano, sako, daryk čia. Man atrodo, itališkai rankose. Jeigu Jėzau, tik dabar sėdė žmonės, kas nors, kas itališkai moka, sakys, kad nusišnekė. Bet kažkaip aš neatsimenu iš kokios kalbos. Ir aš nusiunčiau dizaineriai pavadinimą ir mes paleidom spaudai lipdukus, aš nepatikrinau. Ir ten buvo užrašyta Lamani. Ir pamačiau... Man atrodo, skamba geriau negu Lamano. Faktas, bet taip turėjo būti vadinas, nes aš nepatikrinau. Aš tikrai darau toks labai didelis praliotas kažkoks gyvenime, nes aš iš to skubėjimo dėl to ir pridariau tiek daug klaidų ir šitam versle, nes kažko nesutikrindavau, ar kiekių nesutikrindavau, ar dar kažko, ar ten kokie turi produktai atvažiuoti ir atvažiuoja, ir tu sėdi ir galvoji, o Dieve, nu gerai, ką darom, o jau viskas sumokėta, viskas padaryta. Ir tas pavadinimas atėjo vien dėl klaidos padarytas. Ir man jis labai patinka ir jis kažkaip prilipo. Ir dabar rugpjūčio mėnesį švęsime savo 3. gimtadienį. Oi, tai sveikinu jūs. Dar tai tokia... čia visai tai jūs sveikinu jau, palauk. Mums jau 7. Daug labai metų. Jau daug. Visi tas pradžias padarom ir aš vis pradėjau nuo vieno produkto. Nu, ta prasme, aš nuo palygėlio pradėjau, vėliau atsirado tik tais... viršutinės formelės ir teptukas palygėlį. Ir nuo to kažkaip, jeigu ne mūsų koronavirusas, būtų viskas buvę kitaip. Būtų daug gražiau, daug stabiliau, bet buvo taip, kaip buvo. Nu, nežinau kaip jums, bet man koronavirusas iš vis nepatrukdė verslo augimui. Mes atvirkščiai padarėme didesnis apyvartas negu iki COVID-o, įsivaizduoju. Taip. Mums truputėlį buvo ne taip, nes pirmą aš tuo metu studiją turėjau. Tai mums... Jinai suvalgė, aš manau. Suvalgė žiauriai daug visų pirma. Ir kitas dalykas, nepamirškim to fakto, jog pirmoji komanda visa išėjo per pirmą COVID. Aš sumažinau mokestį mėnesinį iki 36 eurų berods. Mes ten skaičiavom, galvom, kaip padaryti žmonėm, kad būtų patogiau ir ten per paskutinį susirinkimą visi susirinko daiktus ir sako, mes nemokėsim. 3-6 eurus ir iškeliavo. Aš suprantu, tai yra žmonių pasirinkimas ir iš tikrųjų labai esu dėkinga tiem žmonėm, nes labai... Daug ko išmokėte? Žiauriai daug, žinok. Ta prasme, ten buvo wow. Tai kaip aš jaučiu, kaip šūdo gabalas jaučiausi iš tikrųjų, nes... Tik jau skudurų taip truputį jo. Atsigauk, žinai, taip kaip būna ir trenkia, taip skaudžiai. Ir taip sėdi ir galvoja, Dieve, ką aš ne taip padariau. Aš šiaip bjauresnė buvau tuo metu, tai man... Aš su tokia karūna vaikščiau, nes mane tikrai labai užkėlė ir aš ten biškį nesupratau, kas vyksta, tai man gerai taip nuleido ant žemės, labai stipriai. Ir aš taip sėdžiu galvoju, dabar supratau, kad biškį reikia santūriau truputėlį, daug ką daryti, ar ne? Ir vėliau ten tas skandalas buvo su... Aš skambinu viešiesiems ryšiams ir klausiu, ką man daryti. Sako, kaip yra? Sakau, pas mus besinuomodami žmonės yra patys atsakingi už dokumentus, už higienos pasus ir taip toliau, nes aš tik tai subnuomoju vietą, aš daugiau nedarau nieko. Ir jinai man sako, tylėk. Sako, nes jeigu tu čia pradėsi gintis, mesti į stories, ten tas sutartis ir taip toliau, sako, kas nuo to pasikeis, vis tiek, kas yra įsitikinę, sakys kitaip, ar ne? Ir viskas. Ir sako, žiūrėk, visą laiką būna taip, visą laiką bus, kas tave gins ir visą laiką bus, kas tave puola. Tai mano suvokimu, kokią aš klaidą padariau, aš nesutikrinau nieko, aš tai baudos negavau. Gavo baudą žmonės, kurie dirbo. Tik ant tavo salono vardo, tai, žinai, krito.
fuck, per visą Lietuvą. Eina O tu nemanai, kad tas pyktis buvo dėl to, kad per COVID tu ten bandėjai būti tokia, žinai, kuri... Bet aš nuoširdžiai, ta prasme, aš tai buvau įsitikinus, kad visi mirsimės nuo to viruso. Ir tu ten persikėjai tos meistrus, kad jie ten dirba, o paskui gavai tą tokį, žinai, feedbacką, man atrodo. Jo, bet jeigu, pavyzdžiui, aš būčiau paėmus ir tikrai įsigilinus į tai, ką žmonės pas mane būtų darę, o nebūčiau užsidėjus karūną ir ten aš esu pasaulio bamba ir dabar žiūrėkit, kaip man sekasi, tai man būtų buvę kitaip, o aš to nepadariau ir mane gražiai pasveikino su gimtadieniu. Ačiū tiem, per gimtadienį? Jo, man gimimo dienos proga mane pasveikino. Man skambino žurnalistai, aš tokia sėdžiu galvoju, aš atsisuku į sesę ir sakau, einam prisigert, sakau. Ir aš sakau, aš nieko, išjungiau telefoną, garsą, ten milijonas žinučių buvo. Gerai, ne milijonas, bet labai daug žinučių. Ir, buvo nepatogu, bet aš žinau, vienas dabar labai garsus žmogus Donaldas Trumpas yra pasakęs, ar ne, kad bet kokia reklama yra reklama, ar ne? Taip. Tai po 3 mėnesių niekas neatsimenė dėl ko, bet prisiminė mano pavardę ir mano mokymai buvo ten. Visi soldautiniai vėl, aš galvoju, apie ką čia eina kalba. Tai aš kažkaip tuo momentu labai išbuvau, ramiai prasidėjau, aš 2 nokautus tada per tą mėnesį gavau, mano tada komanda išėjo visa, tada mane pasveikino su gimtadieniu, bet šiaip žiauriai, ačiū tiem žmonėm, nes labai gerai prioritetus sudėliojo man ir aš tada kiekvieną žmogų ateinantį, manęs žiauriai nemėgsta higiena Klaipėdos. Ir mane ten skalpavo iš visų kraštų, kiek tik įmanoma, bet kas nedaro, kaip ten sako, tas neklysta, ar kažkaip atvirkščiai. Tai aš dariau, aš klydau ir welcome. Tiesiog, gerai pasimokiau ir man, viskas ten buvo gerai. Ir kadangi aš turėjau išlaikyti, ta prasme, aš visų pirma gyvent turėjau tuo metu, aš tikrai prisiekiu to, Viktorija, aš buvau įsitikinus, kad mes visi mirsim nuo to COVID-o. Aš savo vaisius namuose purškiau su kutas. Bože. Aš taip nesupratau, kas vyksta, nes tiek žiniasklaida paduoda tam tikrą informaciją, o aš ne tas žmogus, kuris labai ten stipriai gilinausi. Ir vėliau galvoju, kažkaip per bullshit. Ta prasme. Ir kai buvo antroji banga, kai vėl visus ten kažkaip pridarė, uždarė, ir aš galvoju... Paskui tu pakeitei savo kažkaip nuomonę, nes aš galvoju, su karstu pastovėjai tada. Čia dar antrą bangą, bet šitas kažkaip labai gražiai praslydo, tokie visi buvo. Bet žiūrėk, kaip aš labai pykau tada. Viskas. Jo, nes aš vėliau pastebėjau, kad čia nesąmonė yra kažkokia. Aš vedu mokymus vasarą ir aš galvoju, aš niekart nepasigavau, aš einu tos testus darytis ir aš nesuprantu, kodėl man ten nieko nėra. Žodžiu, tai tiesiog tokia priešistorė. Ir antroji bangoj aš pradėjau rinkinius pardavinėti. Produktų. Aha. Ir aš tokius gerus pardavimus padariau ir aš galvoju... Aš tau sakiau, kad geri pardavimai. Bet čia antroji tik tada, žinai, o tą pirmą aš turėjau pragyventi, nes aš galvojau, kad aš pasileisiu kovo mėnesį, bet man viskas pavyko tik tais rugpjūčio mėnesio gale, kai pirmasis produktas atvažiavo. Ir man ten lapkričio mėnesį prasidėjo toks kreiviai į viršų ir aš galvojau, wow, aš nesu mačius gyvenime tokių pinigų sąskaitą įmonės ir aš galvoju, galėtų nesibaigt man tas COVID-as, galvoju, prašau neatidarytų. Vėliau, aišku, normalu čia toks biški tik tais taip papikdžiugiškai pasidžiaugiau ir tada supratau, kad kurie žmonės atėjo nauji dirbti į studiją, negalėjo dirbti ir man tada toks piktis, nes ateina mama 2 vaikų ir sako, Živilė sako, aš galiu eiti dirbti, sako, nes aš, negaliu vaikui nueiti, nupirkti valgyti, nes sako, aš neturiu vyro, kas man ten padėtų, ar aš nedirbu iš namų kompų, ar kažkaip nuotoliniu būdu, aš nagų negaliu daryti, ar ne? Ir man tada toks pyktis, nes vienas ir kitas žmogus ateina ir sako, mano verslas, mano draugai ateina, man sako, aš turiu užsidaryti, sako, aš neišlaikau, nes sako, gėlės, ten dar kažkas tokia, man tas toks Don Hikotas atsiranda manį ir aš tada pradedu, wow, reikia kažką čia tvarkyti ir daryti.
Ir tada kilo ta mintis tokia kažkokia per visą Lietuvą tą masinę nesąmonę padaryti, bet jinai labai kažkaip gražiai praėjo. Ir tas tokia viltis atsirado ir ten visi pradėjo verslai kažką ten kalbėti garsiai. Ir, nežinau, fainas toks jausmas, toks vidinis nerimas buvo net prieš tą visą akciją, atrakciją. Ir taip kitą dieną galvoju, kaip bus, tai bus. Ir dar tas mano toks buvęs vyras buvo, kur irgi ten nepatilės, ramiai nepabus ir kažkaip. Tai jo, bet niekada to dėl kažkokio reitingo nedariau, nes, sakau, pas mane yra tas vidinis Don Kichotas ir jis vis tiek kažkaip su tais vėjo malūnais nori kovoti. Tik tiek, kad dabar supratau, jo galima tą panaudoti dar kitiems tikslams, geresniems. Tai va, tai žodžiu. Gerai, jeigu kalbant apie Lamani. Su kokia filosofija yra sukurtas prekės ženklas, kokį jisai turi tikslą, ką tu tokio nori svarbaus įnešti į rinką su to prekės ženklu? Visų pirma, testuodama produktus aš atsidūriu ligoniniai. Atsidūriai ar atsiduri? Atsidūriau ligoniniai. Čia jaučiu, man toks buvo nokautas, nes man alerginė reakcija buvo kontraindikacija. Ir aš galvoju, aš per savaitę turėjau 3 anafilaksinius šokus, kas yra pakankamai nemažai, nes viską, jau toks kūnas buvo įsijautrinęs, kad reagavo į viską ir aš ten važiuoju į ligoninį ir jau tai, žinai, laukia, kada čia ką man reikia. Aš sėdžiu tokiu veidu ir galvoju, kad, ta prasme, pirmą kartą greitoji važiuoja pas mane į namus, vėliau man šiaip sunku yra pasakot, nes aš, man atrodo, dar neišjautus esu visko, nes aš tikrųjų galvoju, kad aš numirsiu per tą savaitę, nes aš nesupratau. Dabar aš žinočiau, ką reikėtų daryti, tikrai, ir aš žinočiau, kur reikėtų važiuoti, tikrai ne Klaipėdą ir ne į ligoninę, o aš turėčiau važiuoti į Vilnių, nes Vilnius turi vienintelis Lietuvoje alerginį skyrių. Ir aš ten turėčiau važiuoti ir ten viską būtų, man atrodo, man sutvarkė, nes man buvo taip blogai, man visas kūnas buvo išmuštas. Tai taip pat tu daug testavai visokių produktų, kai kūrei prekės ženklą ir nuo tų garavimų, nuo visko to? Aš tiesiog ieškojau. Ir faktas, kad gerai galvoju dabar, kiek čia galima atvirai viską pasakot. Nepaslaptis ar ne, kad pas mus Lietuvos rinkoje turim ne vieną kinišką produktą, ar ne, ir ne vieną tikrai produktą, kurios sudėtis šiai dienai nėra naudinga mūsų sveikatai. Bet testuodama ir kai atsidūriau ligoninėje, aš galvoju, ką reikia čia daryti? Nes aš dabar pati, aš realiai negaliu jokio kito produkto paimti, net labai garsių prekės ženklų. Man tiesiog negali jų būti net aplinkoje, nes man iš karto bloga pasidaro. Aš jaučiu nuo alergijos dabar jau chronišką nuovargį, nes visų pirma, mes Viktorijoje dirbom kažkada senais laikais be kaukių, be ištraukėjų, kas šiai dienai, kai pamatau, kad žmonės vis dar taip dirba, aš galvoju, eik tu savo, turim tai. Ilgai nepradirbsi. Ir aš ta prasme tepdavau produktus ant rankos, aš maišydavau ant rankos produktus, čia yra nesąmonė, visiška, be kaukės, nes sakydavau, man čia Makiažas sugadins, blakstienos priaugintas prilimp. Tiek prisitraukiau visko, tiek prisibandžiau, keisdavau ten tos prekės ženklus pas save, ten 1 mėnesį su viena firma dirbu, ten už pusės metų jau pas mane nauja, nes su kažkuo ten nesueina, nesutampa charakteriai. Ir dabartinė mano prekės ženklo filosofija tai, kad aš visiškai išėmiau produktus, kurie turi... Aš pasirinkau produktus, su kuriais galiu dirbti dabar, nebijodama, kad man užkris akis po darbo dienos arba po mokymo ar ne dienos, kad aš neturėsiu perštinčių raudonų akių arba aš nepradėsiu dusti vidury dienos. Ir tokia ta mano filosofija, tiesiog saugius produktus įvežinė. Tai tas vegan ir buvo toks, kad blemba, kažką reikia daryti ir aš suprantu, kad
tie mūsų produktai galbūt ne visiems žmonėms tinka. Ir faktas, kad kartais ateina tikrai sudėtingi ir problematiški mūsų tie klientai ir ne visiems tą mūsų produktą galima naudoti. Aš tą suprantu, kombinuokit, jeigu aš juos atsinešiau savo ir aš žinau, kad kuo toliau, tuo pas mus daugės tokių žmonių ir tokių meistrų, kuriems bus vis sunkiau ir sunkiau dirbti, o ypač tie, kurie pradirbo tiek metų, kaip aš 15, 20, 25 metus, kur apie savęs saugojimą net minties nebuvo tokios. Tai mano tokia filosofija šiek tiek apsaugoti truputėlį. Tai taip ir atsirado tas, dabar, kur mes turime šitą produktą, jau jį išdirbę, tai metai laiko tik jam. Ir mes nesakėm. Mes pradėjom tą transliuoti tik dabar, kad nebūtų tos reakcijos, žinai, kad kai pasakai, kad čia yra vegan ir ne, tai nelaikys, žinai, o mes davėm pabandyti. Žmonės pabandė, reikia atrasti vis tiek, kas tinka kiekvienam. Na, taip. Tikrai žinau, kad tavo bazės naudoja prieš tam tikrus mano produktus, aš tą tikrai žinau, tam, kad būtų taip. Geresnis sukibimas. Norėjau šustresnį žodį pareikti, bus gerai. Tai žodžiu. Tai va, kažkaip tokia ir ta filosofija, tiesiog saugot ir be to man artimas kontaktas su žmogum reikalingas. Man gali nebūti 1000. Aš, pavyzdžiui, negalvoju kol kas apie kažkokias ten super didelės rinkas. Aš labai noriu išdirbti ir gerai iškomunikuoti, ką aš noriu tom pasakyti. Aš negaliu apriepti labai daug ir aš neinu į masinę tą gamybą. Pas mane labai nišinis produktas yra ir nieko tu nepadarysi. Ir aš žinau, kad man užtruks tikrai daug daugiau laiko negu kitiems, ar ne? O ko tu labiausiai nori pasiekti? Aš nenoriu... Su prekės ženklu. Nenoriu varyti iš to paties fabriko, kaip visi varo. Na, taip. Taip, tiesiog, aš noriu pasiekti tą klientą, kad jis saugiai dirbtų ir suprastų, ką daro. Ir visų pirma, kad net svarbiausia ne tik geras produktas, o tai, kaip mes iškomunikuojam savo klientui, ką mes darom. Tai čia yra svarbu labai. Dėl to mūsų ir marketingas pasikeitė jau pusmetį laiko. Nu jo, matosi, kad jis tai tapo kitoks. Aplamai, jūs man tapo dar labiau stilingesni. Ačiū. Jo, labai... Čia mano draugiai reikia ačiū pasakyti, nes jinai jau pusę metų sąžiningai dirba. O kas, aš ją dažnai matau, tai jūs kompanionės, ar jinai pas tave dirba, ar čia kaip? Jinai pas mane dirba nuo sausio 1 dienos. Šiaip jinai medicinos srities atstovė ir labai daug metų medicinoje pradirbo. Labai stiprus žmogus, turintis be proto daug žinių. Ir kai aš labai daug žodžių iš jos prisigaudau, nes tokio žodžių kaip aplikuoti niekada negalvoju, kad galima naudoti mūsų srity. Nes, pavyzdžiui, Lenkijoje jie taip ir sako, aplikuoti. Taip, o aš kažkaip, vis tiek mes tokioje srity dirbam ir daugelis momentų, pavyzdžiui, tai kaip jinai mato, nes tikrai labai daug skirtingų mokslų ir skirtingų mokslų pabaigė žmogus ir specialistas, profesionalas tikrai. Aš netikėjau, kad jinai ateis pas mane dirbti, aš labai ilgai ją įkalbinėjau ir kaip tik tuo metu man pasitaikė tokia proga, ten jinai išėjo iš vienos darbo vietos įstaigos, žiauriai geras pareigas užėmė ir aš galvoju, prašau, atėjai pas mane. Ir jinai atėjo, jinai turi žiauriai gerą skonį, jinai turi labai gerą akį ir su stilium, ta prasme, visame kame, jeigu ne jinai, aš kaip be rankų būčiau. Yeah. Tai jinai realiai dabar tempia 80%. Aš dabar ateinu gražiai į kamerą, pakalbu ir viskas. Jo, nes aš šiaip su nagais nebedirbu jau 4 metai. Mokymų nebevedu grupinių nuo sausio 1 dienos. Pasilikau tik individualius mokymus ir viskas. Tai dabar, kaip man ateina įkvėpimas, manęs jinai nespaudžia, aš labai esu jai dėkinga už tai, kad jinai man surašo viską. 1 punktas, 2 punktas, 3 punktas, aš ateinu, aš turiu asmeninį vadovą savo ir aš padarau tai, ką jinai man surašo, aišku, mano tos idėjos kūrybinės, jinai man tai palieka padaryti pačiai, nes tie reelsai ir visa kita ir ten, man kaip įkvėpimas ateina, aš labai dabar darau taip, kaip aš jaučiuosi, nedarau dėl to, kad kažkas mane
nedarau dėl to, kad reikia. Anksčiau dalykų dariau daugiau, kad reikia, o ne dėl to, kad noriu pati. Tai dabar darau daugiau, kai noriu. Dieve, aš labai džiaugiuosi dėl tavęs, dėl jūsų džiaugiuosi, nes turėti dešinę ranką tokia, žinai, labai yra svarbu. Aš turiu Dianą, tai yra mano pusbrolio žmona, tai jinai su mumis yra nuo pat pirmos dienos mūsų atidarimo ir mes praėjom jau viską, ugnį ir vandenį, ir kilimus, ir nuosmukius. Ir aš kiekvieną dieną keliuosi ir sakau, ačiū tau Dievuli, kad tu man ją atsiuntei į mano gyvenimą, nes, be jos, čia iš tikrųjų yra tokia mūsų atrama, su kuria mes galime eiti ir daryti visą tai. Jinai visada sako, Viktorija, tu turi būti, nusiramink, tu turi būti rami, eik kažkaip restartuokis, nes jeigu tavęs nebus, šito viso verslo nebus. Tu esi ta energija, kuri yra taip. Ir jinai sako, paleisk, padarom pertrauką, eik pailsiek, žinai, ir ten nesitrigeruok, žinai, į tos visus nervus ir taip toliau, ir tada bus viskas gerai. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tu atradai tokį žmogų, nes tai yra labai svarbu. Jinai labai didelė perfekcionistė. Tai kodėl Živilė nėra pardavimų? Ateina pas mane, aš sakau, seniai, nusiramink, čia toj viskas bus gerai. O jinai labai straight nori viską. Čia taip turi būti, čia mes pagal statistiką nepasivyjam, reikia kažką daryti, sugalvojęs, planas, strategija, aš ateinu, gerai, supratau, direktorį klausau. Nežinau, ar jūs paėtėt ar ne, bet kiek ir bendravau su Lenkijos verslininkais ir Lietuvoje verslininkais, visi nuo sausio mėnesio po to Black Friday'o paskutinio, visi pajuto nuosmukį, žmonės nustoja mokytis, nėra tokio perkamumo produktų, aplamai žmonės tokį pavojtis kažkokią pauzę paėmė. Man taip atrodo, kad dauguma perdygimų dabar turi. Aš mačiau, kad šiandien pas tave pasidalino mergaitė, kad niekas nedalyvavo konkurse, ar ne? Net niekam bilieto į Baltic Nail festivalį nereikia. Ir man atrodo, kad natūralu, jog žmonės tiesiog pavargo nuo socialinės medijos, automatiškai mažiau perka dalykų. Ir mes tą pajautėm galbūt tik šį mėnesį. Ir aš galvoju, kad galbūt tai yra natūrali kažkokia ateinanti krizė, tam tikra ekonominė, ir čia nereikia spausti, nes aš turiu daug draugų, kurie nekilnojamam turte dirba, ar ne, ir kurie parduodavo, dabar sako, aš bazinį atlyginimą pradėjau gauti. Sako, kas čia? Įsivaizduoju tokią lygį. Tai, o žmonės tikrai uždirbdavo labai didelius pinigus per mėnesį ir sako, aš nebesuprantu, ką man čia dabar reikia daryti. Ir aš galvoju, gerai, jeigu šitokiose srityse yra toks nuosmukis didelis, tiesiog reikia pragyventi, o visų pirma, tai nėra mano kažkoks pirminis pajamų šaltinis, aš turiu daug skirtingų veiklų, iš ko aš gaunu pajamas ir kažkaip manęs taip kažkaip labai stipriai netrikdo šiuo metu. Ir visų pirma, aš vyrą turiu, kuris man ateina ir sako, viskas gerai, mes išsispręsim, kaip komanda, ko aš, galbūt supratai, ne? Tai tiesiog dabar kažkaip viskas daug ramiau ir manęs nieks nespaudžia ir aš, ta prasme, žmonės, kad aš būčiau pagalvojęs, kada aš eisiu savanoriauti kažkur, kažkada, tiesiog ir galėsiu pamiegoti iki 10 ryto, man čia buvo, aš niekada gyvenime negalvojau, kad ateisiu iki tokio etapo ir atėjau ir man žiauriai faina, kai, ta prasme, yra tikrai kaip komanda visi dirba, vienas padaro vieną dieną daugiau, kitas padaro kitą dieną daugiau ir taip vaikštom, vienas kitą patemdami, tai laiptai, žinai, už rankos ir tada matai, kad kažkur bus tas tikslas. Kažkada tikrai žinau, kad prasilausiu iš ledai. Visų pirma, Lamany tik 3 metai. Mes galėsim vertinti mano prekės ženklo. Bent 5 metų. Bent 5 turi praeiti. Taip, čia ta prasme, verslas, jeigu jis 5 metus išsilaiko, tai jau gerai. Jau gerai, žinai, o šiaip gali vertinti tik po 10 metų, kai jis jau būna ir tada gali savo vietą pasaulio pamatyti, žinai, kur tu stovi. O aš galiu tik tais pasakyti, kad aš džiaugiuosi, kad žmonės pasitikė. Aš tikrai sakau, per daug kartų susifeilinus buvau, aš dar tokia nepadarydavau kažko ten, pažadu ir, pavyzdžiui, nepadarau, net įmesiu kažką, pasidalinsiu. Ir faktas, kad žmonės nusivylė ne vieną kartą ir tiesiog, vėl ta šneka nesąmonė, žinai, kaip būna. Ir kažkaip
ties šitą vietą dabar bandau vėl pagauti tą pasitikėjimą, juo labiau, kai man kažkas baksnuoja per petį, Živilė, dabar turi padaryti, gerai, aš ten pasiėmu telefoną, ir konkurso nugalėtoja. Žinai, tipo, o anksčiau, kad, dar po poros valandų padarysiu ir žiūri, kad, fuck, jau kitą dieną reikia dabar greit bėg kažką daryti. Ne, dabar kitaip viskas. Atsakingiau gal? Atsakingiau. Bet aš šiaip ką pradedu, užbaigiu. Man nepatinka tie tokie, kur velkas. Nebent aš žiauriai nenorėjau to dalyko daryti. Bet tada jau tikrai pasimato, kad aš ten praskastas dantis darydavau. Tai dabar taip atsisėdu, pagalvoju, ar aš tikrai to noriu. Ir jau kaip savo ten reikia mest monetą ir tada pasižiūrėsim, kaip labai to nori. Ir jeigu ten, žinai, herbą norėjai, tai herbas iškris, kai reikia daryti. O jeigu skaičius, tai ir gerai tada. Galbūt kada nors. Tai va. Gerai, su Lamani įkūrimu irgi turėjai savo instruktorių komandą. Kaip su jais reikalai? Viskas gerai, faini žmonės. Ir Jūs dar funkcionuojat kaip instruktorių komanda ir visi išsiskirsti? Nežinok, nieko, aš tai paleidau. Paleidau visą šitą reikalą. Tiksliai nepasakysiu, bet aš atsimenu tą rytą, galbūt 4 rytą, aš išsiuntinėjau tekstą visiems, kad... Tai tau nesimiegoja ir tu taip galvojai? Jo, aš galvoju, kad aš nelaikysiu tų žmonių, nes man dabar net tas galvoja, aš neturiu nei jėgų, nei sveikatos ir visų pirma, aš žinau, kad labai sunku yra lojalių žmonės atrasti šalia savęs. Ir kai tu laikai to žmonės artimiausius ir jie vieną dieną pasako, kad nebegali būti su tavim, nes tu kažkaip suvalgai dėmesį į juos, tai taip kažkaip skaudžiai kerta. Aišku, aš suprantu, mes padarom visi klaidų, kažkur galbūt reikėjo labiau paglostyti, kažkur reikėjo pratilėti ir gaunas taip, kaip gaunasi. Ir visų pirma, aš instruktorių mokymus dariau tikėtina dėl savęs, nes tie mokymai buvo tokie biškiukai įdomesni. Taip. Ir aš tik dabar suprantu, kad aš juos gerus padariau, nes po tų mokymų daug žmonių metė net nagus arba iš vis pakeitė ten sritis, kryptis, nes jie tikrai pradėjo daryti tai, ką nori gyvenime daryti. Tai man buvo galbūt čia toks, nes... Bet kiek kalbėjau, nes aš tik, man su 3 teko po tai pabendrauti, jie labai gražiai apie tave atsiliepė ir apie tą etapą, ir apie tą jūsų bendradarbiavimą ir jie labai dėkoja už tai, kad tu jį įnešiai į jų gyvenimą ir kai kurie tik tada ir startavo iš tikrųjų. Jo, bet aš galbūt, žinai, aš norėjau tokių mokymų, norėjau toks padaryti mokymus, kur pati norėčiau jas sudalyvauti, tik tais galbūt tą etapą, man grinai ten buvo prieš pat tą perdegimą, aš ten gal porą mėnesių ir man viskas lūžo, aš tikrai lūžau per pusę ir galvoju, viskas, o dabar ką veikti reikės ir tiesiog aš to žmonės per daug ilgai užlaikiau, vėliau reikėjo juos anksčiau paleisti ir leisti jiem patiem pasirinkti, ką jie nori daryti, o nežinai kažkaip ten spausti ar dar kažką, nes nereikia niekada stovėti žmonėm už nugaros ir sakyti, ką jiems reikia daryti, jeigu jie nežino patys, ko nori, žinai. Tu gali rodyti ten tas kryptis, kiek tau tik širdis leidžia, bet jeigu, žinai, žmogus iš tikrųjų dar nėra atradęs pilnai savęs, tai nieko pati, žinai, daug ateina, ar ne? Tai, matai, aš per mano komandą praėjo labai daug žmonių. Labai ačiū tau už vieną tokį, aš nežinau, tu man rašai, man atrodo kažkur po mano vienu tokiu ilgu postu, kad tik 10% sėkmingais tampa, ar ne? Visi kiti 90 kažkaip nueina arba tiesiog ne tame momente šauna ar pataiko, nes mes kartais matom sėkmingus žmonės ir mes norim atsistoti į jų vietą, bet nesuprantam, kiek reikėjo jiems padaryti, kad jie persirėpt, žinai, per save perkošti visko, kas įeina, žinai, suvokti ir tiesiog tas 10% ir iš tų 10%, žinai, vėliau dar gali rinkti, kiek ten tų žmonių iš tikrųjų geba išlaikyti tą ilgai. Tai jo, bet aš labai mylėjau to žmonės, man jie buvo tokie faini, aš su jais taip gerai leidau laiką, prisiekiu, man ten buvo kaip gerų draugų kompanija ir jeigu kas nors planuojate vesti instruktorių mokymus, niekada negerkit su savo instruktoriais.
Nes ta, žinai, riba. Žinai, kur tu kaip trusini. reikia, aš tau duosiu patarimą. Aš Nebeturi komandos. irgi pradžioj irgi mes gėrim, o dabar, žinai, jeigu tai yra, pavyzdžiui, kongresas, tai yra šventė, bet kokiu atveju, aš šventę užbaigiu iki 1 nakties. Aš neleidžiu jai būti iki paryčių. Tai tie žmonės tegul būna, tu Jie būna, išeik. aš turiu išeiti ir aš viską gražiai pasakau. Aš už viską sumokėjau, aš keliauju namo, o jūs jau darykite, ką norite. Ir tas pats yra su darbuotojais, aš oficialioje daly esu, o paskui aš sakau, aš sumokėjau už sąskaitą ir čiau, aš išeinu namo. O aš sakydavau, aš sumokėjau už sąskaitą, geriam toliau. Nes man ta prasme, man buvimas, man iš tikrųjų galbūt to net nereikėjo, žinai, aš tik tais padariau tokį, visi daro, tai ir man čia reikia toliau, žinai, koks tavo kitas etapas. Manęs klausia, gerai, dabar instruktorius padarysiu, gerai, bet man to net nereikėjo, man reikėjo tiesiog bendrystės, draugių ir kažkaip bendruomenę sukurti. Bendruomenę, žinai, ir aš sukūriau bendruomenę ir aš vėl, žinai, neišlaikau to, nes, aš nenoriu dirbti, ta prasme, nenoriu, kad tie žmonės dirbtų, ta prasme, per nenorą. Aš norėčiau, žinai, kad Živilė, darom tą ir aną ir trečią. O taip, kai ateini ir sakai žmonėm ten kažką žiūrni, aš sakau, belė kaip to žmonės, man tai buvo faina, aš atsimenu, mūsų geriausi vakarėlį būdavo iki paryčių ir tą laiką atsiminsiu kaip tikrai smagų etapą, tokį, kur buvo žiauriai daug naujų pojūčių, aš per to žmonės išmokau nuoširdžiai apsikabinti, pasakyti daug gerų žodžių gražių. Tikrai, mane išmokė tie žmonės gerų dalykų, tai aš labai noriu tiem žmonėm padėkoti ir tikrai tą laišką išsiunčiu ne veltui, nes man tiesiog, man buvo tuo metu, sakau, labai blogai ir aš galvojau, kad aš ten jau šiaudo grėbiuosi. Ir pasilikau ten keli žmonės, su kuriais tiesiog mes darėm ir nežinau, aišku, man labai faina, kai kažkas ten paminė, aš esu Lamani instruktorė. Už tai labai ačiū. Tiesiog dabar tokios kaip komandos, kaip unito, nebėra. Nes tiesiog nieko nedariau ties to klausimu. O man yra smagu, kad kai kurie liko, dirba su Lamani produktais ir veda mokymus, o kiti pasirinko toliau augti, eiti ir čia sveikinu. Ir vėl sugrįžtam prie to, kad 10% tik tai lieka. Taip, tiesiog. O aš tiesiog kitus dalykus. Man buvo svarbiau save atstatyti ir savo resursus, nes aš labai daug savęs išdalinau vien važiuodama per visur, mokydama žmonės ir aš ne tik nagų mokiau. Visų pirma, aš kaip priedangą tai pasirinkau, nes aš ateidavau ir pasakodavau apie mūsų emocinę sveikatą, nes galvojau, kad tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, nes jeigu tu esi kažkoks viduj netoks, kaip tu gali, žinai, kažką išnešt savo klientams. Pirma, visi ieško saugumo ateidami pas mus, ar ne? Ir čia yra, visi žmonės ieškom saugumo, aš irgi čia ateidama ieškau saugumo, aš jį gaunu, ar ne, nes man su tavim yra gera. Aš sakiau, kitam gyvenime mes kartu turėsim dirbti. Lojaliai. Tai tiesiog faina būna, kai žmonės po kažkokio tai laiko parašo man ten ilgą laišką ir pasako, žinai, aš ten pasinaudojau tavo patarimais ir aš esu ten, kur dabar esu. Ir ten sako, kaip gaila, kad anksčiau neišgirdau kažko panašaus. Ir man buvo labai labai svarbu, ne tik, kad gerai žmonės nagus darytų, nes tai yra tiesiog technika. Tu kartodamas 100 kartų kažkada pradėsi tą daryti dalyką gerai. O čia vėlgi priklauso nuo žmogaus, kaip mes greitai ir kokie mes imlus esam naujiems dalykams. Tai, o visa kita eina iš mūsų vidaus. Jeigu aš būsiu geras žmogus, man niekada netrūks klientų. Niekada. Na, taip. Na ir gerai, ir tokiai užbaigimui, kokia yra tavo sėkmės formulė? Kažkada, jeigu manęs būtų paklausę, būčiau pasakius, niekada nepasiduot labai daug dirbti ir visko pasieksi, ar ne? Bet kadangi per šitą irgi turėjau pereiti, tai tiesiog žinoti, kur nori nueiti. Nes jeigu tu nežinosi, kur nori nueiti, tai ir visata neduos mums to rezultato. Tikrai labai konkrečiai.
Kaučingo taisyklės, labai aiškiai išsigrynint, kaip atrodo tas tavo tikslas, ta tavo svajonė, ar ne? Automatiškai, man atrodo, čia sėkmė ne prie ko yra visiškai. Gal yra ten tas 1%, kad ar tu pataikysi ar nepataikysi. Bet šiaip iš tikrųjų tie, kurie labai daug dirba, sąžiningai dirba, prižiūri save, visada pasiekia anksčiau ar vėliau. Ir vėlgi, kaip atrodo ta tavo sėkmė. Aš, pavyzdžiui, dabar labai gerai jaučiuosi. Man žiauriai faina yra gyventi. Ir aš suprantu, kad aš nenoriu naguose likti. Aš noriu psichologiją studijuoti. Ir aš noriu dalykus daryti tokius, kad galėčiau padėti. Ir man čia yra prasmė gyvenime padėti kitiem. Ir ne veltui, man atrodo, atsidūriau savanorystėje ir panašiuose projektuose, kur aš ten randu prasmę. Kur tu kokiuose projektuose dalyvauji, jeigu gali pasakyti? Gerai, aš, pavyzdžiui, dabar, aišku, labai dar nedaug laiko ir negaliu čia kažko labai daug pasakoti, mano tie pirmi tokie potyriai. Tai aš su autistais vaikais dirbi. Centre tiesiog savanoriauju, taip. Ir aš ten matau prasmę. Ta prasme, man ten yra faina, aš ateinu, aš atsigaunu, aš suprantu, kad mano gyvenimas yra sušiktai geras. Taip. Palyginus su tuo, ką gauna kiti. Ir čia labai daug keiksmažodžių. Man atrodo, čia yra toks mūsų ir truputį nužeminimas, įžeminimas toks, jo, kad mes pasižiūrėtume į tai kitaip. Ir viskas. Ir man atrodo, kad tai, ką aš dariau iki tol, man ir buvo, man tie nagai niekada nebuvo svarbus. Aš tiesiog norėjau visus išgelbėti, visiems sutvarkyti gyvenimus. Ir tvarkiau gyvenimus tada, kai pačios buvo nelabai sutvarkytas. Ir dabar, kai aš jaučiuosi gerai, aš galiu tą tokia ramiai atsisėsti. Ir dabar manęs paklausykit. Žinai, po meditacijos. Ar depingo kokį iškvėpavus, dabar manęs klausykit. Man žiauriai gera, kad aš kažkokius dalykus darau. Bet man atrodo, tu tuo pačiu irgi susibalansavai. Pavyzdžiui, aš šiais metais užsirašiau į kraštovaizdžio dizaino mokymus. Ir aš Kol mokomės, mes esam gyvi. Taip, ir aš pagalvojau, mano kaip instruktoriaus karjera, jinai jau eina į pabaigą. Man 40 metų. Toliau verslas okei. Ten jau kaip viskas ir taip aišku. Jo, viskas eina pagal tokius procesus jau. Ir aš pagalvojau, man reikia kažkokios veiklos. Ir kai mes įsigijom savo kotedžą, mums padarė visą tą dizainą kraštovaizdžio ir jį reikėjo mokėti prižiūrėti. Ir nes jeigu jie atvažiuos, taigi 400 eurų už tai paims ir aš galvoju, aš ir pati galiu, tai žinai, paginėti, ten pauravėti. Ir man tokia buvo palaima, aš ateinu į tą savo mini daržą ir aš ten pradedu visą tai daryti. Ir aš tokia pagalvojau, taigi gali būti tai mano irgi dar viena veikla ir žinai, kur aš galėsiu, irgi užsiimti, atsipalaiduoti ir mano smegenys pailsės gamtoj. Ir aš, žodžiu, šiais metais užsirašiau ir pusę metų nuo rugsėjo mėnesio dabar mokysis. Sveikinu. Matai, taigi ir tu radai savo kažkokį tokį... Aš nepaliksiu Lamany, kad čia kol kas viskas ten yra gerai. Verslo nieks nesako, aš žiauriai fainai jaučiuosi šituose dalykuose ir aš galvoju, kodėlgi nesimokyti, visokius krypčių yra šitame dalyke ir aš sakau, aš noriu mokytis, išmokti kažko naujo. Vakar nusipirkau taro kortas. Aš ta prasme sėdžiu ir galvoju, Pliama, kaip čia yra, irgi reikia mokytis čia, kaip jungti, čia reikia turėti žodžių daug ir aš galvoju, gerai, vieną knygą nusipirkau, dabar paskaitysiu antrą, trečią ir tiesiog man tai bus, fainas kažkoks laisvalkio praleidimas, aš mesiu kortytes, aš jau galvoju, kaip gaila, kad aš šiandien važiuodama keliu nepasiėmiau tų kortų prasimest ten kažką. Čia toks, aišku, galbūt labai paviršutiniškas dalykas, bet tikrai visiems tiem, kam yra nusibodęs ir atrodo tokia monotonija darbe, susiraskit hobių, bent jau sportuokit, nueikit tenisą pažaisti, nežinau, kažką ten, golfą, ką ten, sporto salę, nueikit pasavanoriaukit, kažkokius gerus dalykus padaryti. Ta prasme, mažiau apkalbėkit kitus, mažiau, nežinau,
žiūrėkit, kaip kas gyvena, o labiau atkreipdėmės reikia, jaučiu į tai, kaip mes patys gyvenam su savim. Tai aš gerai gyvenu, matau ir tu gerai gyveni. Aš tikrai tave pasižiūriu ir galvoju, kaip fainai. Ir nebereik skandalų, nieko nebereikia, tiesiog gyveni, nes nebe tai yra svarbiausia. Taip, Živilė, žinai, mane dar gyvenimas sustabdė. Taip, aš žinau. Ir dėl to, žinai, reikėjo po to viso išgyvenimo, aš pradėjau ir boksą lankyti, ir tenisą lankyti, ir sporto salę lankyti, ir kraštovaizdžio dizainą aš surašiau, supranti. Atsikeli 10 ryto dabar? Ne, aš 10 atsikeliu, žinai, prieš 8, bet aš į darbą ateinu po 10, aš, žinai, turiu savo rutiną, savo gyvenimą ir aš supratau, kad nagai tai nėra vienas mano gyvenimas, kad yra visko ko ir taip yra daug įdomiau gyventi dabar ir fainiau ir, žinai, ir emocijos kitos ir va čia viskas yra daug geriau. Ir labai matosi, ta prasme, žmogaus akis yra mūsų sielos veidrodis, tai matau, aš žinojau, kad, sakau, pa žmonės kažkas pasikeičia, kai jų akis sublizga. Taip ir tavo akis sublizgėjo, jaučia atėtas toks, kažkokia lemputė įsijungia. Ja. Taip ir pas mane, taip ir man atrodo pas daugelį žmonių, taip ateina vėliau, anksčiau ar vėliau ateina šitas supratimas, kad gyvenimas yra gražus ir reikia mėgautis. Mieloji, Živilė, ačiū tau už tai, kad atėjai, ačiū už tai, kad pasidalinai. Iš tikrųjų, mūsų pokalbis buvo antiek nuoširdus, emociškas ir aš manau, kad visi, kurie žiūrės, gaus tikrai tą įkvėpimą, gal pasižiūrės į daug ką kitaip ir susitvarkys su tais perdegimais, kas labai daug to turi. Taigi linkiu tau, kad visos tavo svajonės pildytųsi, kad tu realizuotum save ir aplamai, kad kaifuotum nuo to, ką darai. Ir laimės jums linkiu. Ačiū tau, kad mane pakvietei. Tikrai buvo labai netikėta, nes aš galvojau, kad mano žvaigždžių valanda baigėsi ir čia, vis tiek, anksčiau ir vėliau tai praeina. Tai aš džiaugiuosi, kad tokių žmonių kaip tu yra, nes, tavo istorija yra ypatinga ir tu ten dalinais irgi taip pat. Tai ačiū už įkvėpimą. Ir už tai, kad bendrauji su manim ir dalinies. Čia fainai. Dalintis yra fainai. Ačiū tau dar. Žinai, kad aš visada esu už tai, kad draugaut. Tu man gėlių, aš tau šampaną atnešiu. Ačiū labai. Ačiū tau labai.